Ar vanduo gali užkurti gaisrą? Tai čia mes dabar turime verdantį vandenį. Ir verdančio vandenio skiriasi vandens garai, kurie keliauja šitą rytę ir yra kaitinami galingo dujinio degiklio. Dabar kitame gale mes gauname kažką labai neintuityvaus. Mes turime vandens garus pakaitintus iki labai aukštos temperatūros. Ir jie gali užkurti popierių, užkurti kartoną. Pažiūrėkime, ar užkurs fanierą. Išdeginame duobutę fanieroje ir paskutinis išbandymas – plieno vilna. Užkūrėme net plieno vilną. Dabar ką dažnai pamirštame, tai, kad vandens garai yra dujos. Ir kaip dujos, jie gali užkaisti iki tokios temperatūros, kad neužgesintų, o užkurtų gaisrą.